šios patos vyrus ir iš tiesų ką dabar darysi. Na, tikriausiai visi vyrai daug mažiau ar daugiau mėgsta krepšinį, ne? Tai mes šioje šventėje, šioje padoje pabandysime įsiaiškinti patį tikriausią vyriškį. Ir kaip tai darysi, to įsiaiškinsi. Štai, panulį 1, 2, 3 ir 4. Dabar reikia šį krepšinių surišti va prie asmens. Va šitaip, aha. Taip. Ir mėly ponas ir ponai, kiekvienas krepšininkas turės po 1 minutę laiko. Per 1 minutę laiko turės kuo daugiau kartų mesti krepšį. Kiekvienas svartelis pasirinkate savo krepšininką favoritą ir skaičiuojate jo taškus, gerai? Pasiruošęs? Rankas reikia laikyti už nugaros. Tėveliuks už nugaros. Jeigu užsivinioja kamaliukas iki viršaus, tuomet su rankutė galite atsiviniuoti ir tęsti toliau. Gerai? Palakai, už išito, palakai. Aha, laukia, parduodė jaunikiui. Tu turi su rageną skirti, ha? Taip, rankutės už nugaros. Turite, mėly ponas ir ponai, 1 minutę laiko, pasiruošt. Dėmesio, judam! Ar skaičiavot? Skaičiav! Gerai, dabar įsiaiškinsim, ar nemeluoja. Kiek pas panulį? 20. Kiek taškų sumetėt? Sudėliojot? Ką žinau? Skolka? 100! Meluoja? Nemeluoja. Nu, 99. Kiek? Cieli 2. Plojimai panuliui. Pernam į tą puselę. Kiek tėveliui? Reikaliukai? Skolka aukcive? Perdat jūs? Ar tikrai? 5. Kiek? 5, gerai, skaitam plojimai tėvelį 5. Taip, vas tėvelis laimė, aha. Taip, kiek pas panulį? 12, sako. Cieli 12, aš mačiau, kad ten iš kairės ir iš dešinės dėliojo. Plojimai panuliui! Taip, nu ką, ir laikas jau lygiai vertinti, jisai labai aktyviai, jisai bandė, mojuo, jaunuoji palaikė visai. Gerai, dabar išsiaiškinam, kiek pas jaunikį. 16. 16, užskaito. Ačiū labai, kad dalyvavot. Plojimai visai krepšinam. Priemas žema. Šiandienis paskutiausias. Ačiū labai, priemas man. Jūs, laukiam. Mamien? Mamačka. Laukiam jūs. Taip, prašau, Parulski paplojam tada. Gerai, laukiam jūsų. I wait you. Prašau. А по-русски я не могу хорошо по-русски. Ну иди сюда. Ну, пожалуйста, очень. Плойимай с миром с линками. Или паскудиня поняли? Я хочу не подарить, как же скидыни, хорошо. Или данутые маршруте. Ага. Ну вот. Taip, prašau. Mėly vyrai, ponai, berniukai, šios gražios žalios damos, šią gražią puotą nori vainikuoti ir jums padovanoti aistringąjį kankaną. Nu, vyrukai, palaikom. Dabar įsivažiuosim. Taip, nusimanam. Nu, bet šiek tiek susikabinam.
Dėkuoju, pradėsim, gerai? Vyrai, paimai, hop! Ovacijos, paimai, hop! Ačiū maestro! Vyrai, ovacijos! Taip, dabar laukiam. Dabar šių gražių damų vyrai ateina iki savo moterų. Taip visi vyrai ateina norėtų savo moterų. Taip visi vyrai ateina. Prašau, geras. Taip, mielos ponios, vyrai, kadangi iš tiesų jūs taip puikiai žiūrėjo, ne? Išsiskėtė, kaip sakant, išsižioja į jūs, bet iš tiesų jie taip pat yra jums parengę staigmeną. Mielosios ponios, vyrai šiandieną jums dovanoja energingai Sirtakis! Tempo maestro vyrams. Ačiū maestro, paimai vyrams! Galite grįžti savo vietas. Ačiū labai, kad visi dalyvavo. Visas Republika. Taip, ar supratot? Все понятно? Все понял? Kas rusiškai laisvai? Ateikit prie manęs paversi. Ačiū slodžiu. Ateik pas perės. Taip, tu ateina vertėjas. Jis yra? Tu pavesk. И сейчас на ставе шведы отвлекло 7 жабейки Евровизии заливи. Сейчас на этот праздник прибыли 7 прекрасных участников конкурса Евровизии. И давай мне пожалуйста, аж представляю вас. Сейчас я представляю их. Taip, pirmoji scena žengs nuostabioji, žavingoji, aistrigoji. Сейчас на сцену выступает прекрасно... Dobrze, przepraszam Państwa. Teraz na scenę wychodzi najpiękniejsza kobieta na świecie. Dorota! Алла Пугачева из России! Очень спасибо, Аллочка. Как ты кличешь совета? Teraz możesz pójść na swoje miejsce. Aha, хорошо. Taip, antrasis į sceną pasirodys ir žengs nuostabusis atlikėjas iš Vokietijos Milenas. Taip, ai, viską suprantam, ar ne, bet
Aha, хорошо, taip. Trečioji atvyko tiesiai iš Ispanijos. Žavingoji, nuostabioji atlikėja. Gran Canaria. Ai suprantu, ne, man jau važius. Taip, taip, nu ką, 3 pristatyti. Ketvirtasis, Bonulis atvykęs ir šiais metais atstovaujantis Baltarusijai. Boris Moisejev! Penktasis atlikėjas atvykęs tiesiai iš Rytų Azijos. Čunga Čanga! Eurovizijos konkursėlį po truputėlį užbaiginės nuostabusis atlikėjas, charizmatiškasis, beprotiškai fantastiškas, visų mylimas, šiais metais Ukrainos papirktas Oleg Kazmanov. Ir paskutinioji konkursėlį užbaigs atlikėja iš Didžiosios Британии. А последняя наш конкурс закончит выполнительница песен из Великой Британии Риана! Таки представляю, первая песня и Алла Пугачева! Миллион алых роз! Atlikėja iš Vokietijos. Pasitikite Minėdą ir dainelę Ich bin dein. Suprantu sunku, nelengva būti ne kartu, bet tenka tik prašau žinot, o meilė tau vienai dalyčiau. Ich bin dein, mergaitė mano, tu vis mein, aš būsiu tavo, mylėtai, atnešiu savo greičius jausmus. Ich bin dein, mergaitė mano, tu vis mein, aš būsiu tavo, mylėtai, atnešiu savo greičius jausmus. Ačiū labai Minėdui, das ist wunderbar. Dankeschön, Minėdas. Thank you very much. Taip, o dabar noriu pakviesti atlikėjai atvykusią iš Ispanijos Gran Canaria. Pasitikim laimais. Las palmas, las palmas, las palmas. Con María, con María, con María.
O dabar noriu pakviesti į sėdą nuostabų atlikėją, kuris myli Lietuvą, Alija Kasmanov į Marečko! Nuostabių atlikėja iš Didžiosios Britanijos, Rihanna and Umbrella!
Pasiduojame vienas kitam. Ačiū labai, šiandieną na jūsų. Подожди еще. Jau pabėgom į stigą. O dabar norime vėl jūs pakviesti prie mūsų vaikščių stalo, nes jūsų lauks dabar šeimos žininys, kurį perduos tėvas savo vaikams. Ačiū labai. Laukiame jūsų visų prie vaikščių stalo. Prie stalo, prie stalo, prie stalo, laukia nepyrė šampaną, širdy užkadžiai. What
O dabar tikrai jau žavinga akimirka. Birželio žodis. Mielieji Regimantai ir Julija, šiandien jūs sukūrėte šeimą. Šeima tai lyg židinys, prie kurių sugrįžtama kasdien, atgauti fizinių ir dvasinių jėgų. Šeimoje auga vaikai ir šildosi prie šio židinio šilumos. Dabar, mieli tėveliai, prašau atnešti savo vaikams šeimos aukuro ugnies kibirkštėlę ir uždegti savo vaikų šeimos židinį. Tai jūsų tėvų meilės liepsna. Neužgesinkite jos, netvilkite tėvų. Jie niekada taip netrodo, kad jūs mylėtumėte vienas kitą ir būtumėte laimingi. Saugokite šį šeimos židinį, nors ir sunku būtų. Būkit laimingi ne tik pirmosius vedybinio gyvenimo metus, pirmosius žingsnius žengdami. Būkit laimingi ir tada, kai jūsų smilkinius papuoš sidabro gijos, kai pirmosios raukšlės keis veido bruožus. Lai šis židinys, kaip maža Olimpo ugnies kibirkštėlė, simbolizuoja taiką, santarvę, šilumą jūsų šeimoje. Prisipildykime taurės ir tėveliams sudainuokime ilgiausių metų. Prašau visi atsistoti. Pasipildyti taurės dar reikia.
Jau netrukus vidurnaktis. Ar gerai, svedeliai? Mokyk, viršelį, mokyk, viršelį. Jaunikis, palaukit, dabar viršelis parodys, kaip reikia. Palaukit, taigi iš karto ne jau nereiksim. Dabar visi svedeliai darysim taip. Viršeliams skaičiuosim nuo 10 iki 1 ir jie turės parodyti, ką jie moka. Gerai? Reikia žiūrėti į mokytes. Reikia žiūrėti į akites ir bučiuoti į mokytes. Palaukit, dar vienam starto. 8, 7, 10,
tikriausiai jis visą reikalą padarys, mes užskaitysim. Paraginam į plojimais! 1, 2, 3. Ну, почуваем, оп! Hey,